Laidą pristato Auksinė mintis. Degtinė rusams tai tas pats, kaip psichoanalitikas amerikiečiams. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Labas, kolegė, kaip jūs? Tipo, kaip gyvenu, tipo, ne? Na taip, noriu jūsų paklausti, ar jūs esate abejinga ar ne? Ei, palauk, šį per klausimas, abejinga, ne kam už abejinga, ar kam neabejinga? Na, svetimo nelaimiai. Ha, tai kogi tu nežinai, kad svetimo skausmo nebūna, nes girdėjai gal šitą posakį? Pamenu, kad kažkada televizijos laida tokia buvo, ar akcija, bet kas tiksliai nepamenu, bet aš noriu pakalbėti apie eksperimentą. Nu kokį eksperimentų da? Taigi neseniai viena draudimo bendrovė 5 didmiesčiuose atliko socialinį eksperimentą, kurio metu aiškinosi, kaip gyventojai reaguoja į visą dieną paliktas praviras kaimynų buto duris. Nu geras eksperimentas, turbūt visi brovės vidun žiūrėt, kas tai vyksta, ne? Deja, paaiškėjo, kad į reakcijos ir sulaukiama, tai gana menkos. Nė vienu atveju nebuvo iškviesta policija. Nu čia dabar, tik už žmonės viškam abejingi, nesupranta. Taigi pasakoju išsamiau. Eksperimentas vyko 2 žiemos mėnesius ir buvo pasirinkta 20 butų, po 4 5 didžiuosiuose miestuose, tarp jų ir Panevėžyje. Nu, tep, nu ir kaip kitiems sekės toliau? Panevėžyje butai buvo stebimi Klaipėdos, Vilties gatvėse bei Laisvės ir Nepriklausomybės aikštėse. Butuose buvo įsikūrę tyrimų bendrovės Sprinter stebėtojai. Jie, palikę praviras buto duris, visą dieną stebėjo, kaip į tai reaguos laiptinę vaikštantys žmonės. Be to, buvo kurtos įvairios aplinkybės, matomoje vietoje palikta vertingų daiktų, bute vaikščiota, kalbėta, garsiai jungdavo televizorių ir panašiai. Na ir ku? Deja, nieko. Nustatė, kad Panevėžyje 6 iš 10 laiptinės praeivių visiškai nereagavo į praviras duris. Praeidami net nepažvelgė. 2 iš 10 pažvelgė ir patraukė savais keliais. Tiek pat sureagavo, tačiau patikėjo pirmą kartą matomo žmogaus atsakymu, esą viskas gerai. Tai žinai ku, va tie 6, kur pralakė net neatsigrįžį, kad tik jų kas neužkabintų. Kiti apsdairė, bet nuėjo savo keliu, nes čia ne jų reikalas. Va tik tai 2 smalsumo vedini sustojo ir paklausė, kas vyksta. Tai žinai, ku čia reiškia? Na ir kągi jūsų manimu tai reiškia? Nu kada ir cekavų žmonių miestė, va, matai, ku reiškia? Ne, aš pausiu, nekreip dėmesio. Bet yra ir gerų dalykų. Na kokių čia gerų dalykų da ir? Pasirodo, Panevėžio daugiabučių gyventojai rūpestingesni nei Vilniuje. Eiki, nejaugi, na? Taigi, eksperimento metu, lipdami laiptais, dėmesį į vieno buto praviras duris atkreipė ir sureagavo 2 daugiau panevėžiečių, 17%. O sostinėje aktyvių veiksmų ėmėsi tik 8% praėjusiųjų. Oi, pogadėgi, matai. Nieko nesakote tavo skaičiai, problema egzistuoja ir dabar tavo eksperimentas rodo, kad žmonės abejingi kitas skausmui. Taigi, kolegė, šis eksperimentas paneigė plačiai paplitusi mitą, esą kaimynai gali efektyviai padėti apsaugoti turtą. Pamatai, prie ko privedė nepriklausomybė. Moja chata с краю, я ничего не знаю, taip lietuvis ir elgės. Todėl jam visai nesvarbu, kiek ir kas dedas Lietuvoj, jam dzin. Svarbu savo užpakalis sveikas ir tiek, o kam žmogui svetimas problemas. Ir kaip sako tas svetimas skausmas, už tai ir gyvenam kožnas savo ir visi atskirai. Ir manote, kad čia viskas gerai? Nieko aš nemanau, nenervuok čia manys. Žmonės demokratiški, vaidžia kažnam gyventi kaip kas nori, kad ir pradarytam durim, va tiepa. Jamgi dzin.